Ingrida ir šiandien kepėjai. Ir svarbu nepadėti, reikia padėti va tep. Nes man įkrit, tai jeigu padės tep, įkrit man į vidų. Gerai, kai Salis nematė, būčiau gavus barti. Šiandien Salis ir kažkaip sergos. Gerklis kadana. Čiaudė, sakė. Jau vos nemiršta. Nu, gal bus gera, ne, Auriuko? Kepam mes. Jeigu esu kepusi. Čia tas pats kaip keptuvė. Dešrelių dar reikia kažkur padėti. Dešrelis čia padėsim. Tegu šilsta. Liuks, ane? Ane, Auriu? Tu atvažiuos tu? Mažutė, draugė tau. Gražiai, o jeigu ne, jums pasiliksim. Jeigu dar jums ketame atpjauti. Nu, arba pasimsipirksim juk kėtų gal kada nors neprapuls tokį dalyką. O, tai išmėsit. Nu, gerai, dar. Bet ar nežinau, ne, tai tik tai. Didžio, ne? Bet pats matau, 3 metras stovi. Nu, aš pagal kaip matavams pirkau. Nu, sakas atsimena, kokį tydą rašyt yra, kad pauzį kartu. Kad nusipirko, man jie parašytų. Nebėjau, kad palatinsiu. Ой-ой-ой, čia buvo cilindrą laižyti. Linksmybės. Linksmybės laižė. Šlapių servetėlį, man galėtum atnešti. Oi, nėra štai mūsų. Gerai, kad nematė, ką man buvo įkritus mes. Ateik, nugaus. Jau dega. Oi. Ko? A čia grybus tur. Aš iškepiau, nes tvarko jau visas joda prūkus. Reiks eit nusimaudyti tada. Šiandien vyras serga. Man dosen dūva šnega. Čiaudė. Jau pradėjo mirčiaminas. Šitą dūvą atsisuk. Gal sau tu nečiaudėjai, ne? Ką? Čia labai malonu dalyvauti. Ką? Malonu, ne? Ką? Čia sakyk, galėčiau stovėti pardėjai. Tu jau kep kiekvieną dieną, ne? Kaip jūs ką nevalgys, atmonė apetitą. Tu nevalgys. Nu, iškom agurkų, nu. Aš matau. A matai vieną? Svirė. Kur ir? O didelis. A, yr. O nebluks. Nebluks. Kur dar iškokio? Tam. Matau. Dar ir. A didelis. Taip ir matau. Ai, tas mažas. Ai, tas ger šitą. Tas. Dar turėtum būti. Kažkur čia buvo įstrigę, man atrodo. Agurka. O. Dar. Na, einam miškuoti. Čia kaip miškas, ne? Taip. Pas mačiut užauga agurkų miškas. Eik toliau iškokio. Noriu dar pamatyti. Einam dar pamatyti. Čia vienas žyda. Eik dar toliau. Matau. Matai? Oi, va, čia pat, žiūrėk. Čia pat. Nu, dar atrask. O pomidorų? Pomidorai jau dar nėra visai išsirp. Bet gal jie nurvežtis. Neišsirps nuo mūsų. Galim to nuskinti.
I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you, the clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune. Labas rytas, šiandien ir sekmadienis. Mes su Riuku jau miške. Šiandien bus graži diena, bet jau kvep rudenį. Lapa po truputėlį krenta. Biški per anksti tas ruduo ruošas ateit. Tik jau ir lapukų nukritys. Gal čia nusausros iš tikrųjų. Galvoju, šiandien nesiruošiu aš sėdėti namus. Ir jeigu Saulius nori sėdėti ir gulėti ant sofos ir žiūrėti filmuks, tai aš nesiruošiu tą daryti šiandien. Kažkur važiuosiu. Gal su vakas, o gal ir vien. Nebijau aš ir vien gastroliuoti, iš tikrųjų man patinka. Kai sėdi gražuolį, sėdi gražuolį, saugai namus, o ne sauga. Saugok. Varas apsiniokė, šiandien niekur ir jau neišvažiavau. Nuroviau kelis piktžolis, išroviau čia labeliais, nes labeliais nežinau, nebepirks daugiau, pas man neaug, nepasiteisint. Ir tos petuniais nesakyčiau, kad čia klestėjai. Ir aš trešiau, prižiūrėjau, niekanas čia nežinau jo, kur reik nupirkti, pasodinti, ar jau viržių gal pasodinti, nes jau rudenėja, tai jau bus lietučios. Šiandien niekur nevažiavau, tvarkiau, sumontavau porą video ir einu dar vien gal video sumontuosiu, nes nėra ko veikti sekmadienį vakar. Vyras serga. Sarginau vyrą. Einu dar sumontuoti vien video ir tai jau bus lietučios. Lietutis kaupėsi. Labas rytas. Šiandien yra rugpjūčio 10. Atrodo, kad jau atėjo rudenėlis. Jau ir kvep rudenėlių. Bet nematau ne vieną grybą, jokį netgi
Netgi kvapų grybų nejaučia. Dabar užėsim su Euriuku. Užėsiu aš pažiūrėti to savo krūmelį. Kur tas beržiukas, gal koks grybs vans ir išdygs. Nes net nekvep grybas. Jo, čia tik erkių parsinešiu. Ar Lietuvoje jau ir grybų? Ir kučių tik aš parsinešiu čia. Jo, ir lietučios buvo. Bet nėra čia. Gal kito dalį Norvegijos ir daugiau ir grybų, ir rogų. O pas mus biški ir skurdžia šitas dalykas. Vien net paprast lepeškiuką nematau. Važiuoju į namučius, išsiplausiu galvą. Dabar įsitepiau su aliejas. Draugi sako, kad tu išsiplauni tau galvą nuo tų aliejų. Porą kartų su šampūnu ir išsiplauni. Niek baisos mane. Na, važiuojam. Nėra nė vieno, net į grybų panašas. Jokia grybuka nėra. Pori nėra grybų. A tavo padiškytė gausiai, nu tau, nu gera, pasimk. Kai jau taip nori ir tu padiškyčiai, bet vien turi. Vakar sušą buvo pasiimti, aš atimiau, ir paskui šal to pagalvos, bet atdarujus. Atvariau į parduotuvę, einu vyro nupirkti vaistų. Reik prisiminti, kur reik nusipirkti. Einu, gal noriu koldūnų, galvoju išvirti tokios sriubelės, sultinį su koldūnas. Krapų, gal mažų agurkėlių dar reik nusipirkti. Einu į azijiečių parduotuvę. Ir gal vištienas. Vėliau gal nulėksiu dar į Lopo supermarketą. Va, tau suknytę apsimoviau labai patogi. Iš Masai viskozinį. Patinka. Iš Lopo supermarketą. Viskas gražus. Iš pardavėms. Der kan også utelænge, det har været så længe. Jeg tror så. Varau truputėlį į Lopo marketą, nes reikės eiti į darbą.
I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you. The clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune. For no other song could be worthy of beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could fall for somebody like me? I'll swing along, happy as ever, no longer lonely or blue, for I have been kissed by an angel, beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could fall for somebody like me? Now I'll sing along, happy as ever, no longer lonely or blue, for I have been kissed by an angel, beautiful, wonderful, marvelous, lovable, beautiful, wonderful you.